Labas visiems. Taip, šeštadienis ir aš šiandieną ofise. Tiesa, jau visai greitai išeisiu. Niekaip neturėjau laiko pafilmuoti, nors galvojau, va taip noriu pasakyti, nes naujas toks suvokimas atėjo. Žinot, aš įprastai šeštadieniais nesu ofise, bet šiandien atėjau ir pagalvojau, kad kiekvienas mes turime savo gyvenime įvairiausių planuotų ir neplanuotų darbų, reikalų, atsakomybių, pareigybių, tai, ką privalom padaryti, tai, ką norim daryti ir taip toliau. Ir tik nuo mūsų požiūrio kampo priklauso, kaip mes vertinsim, kaip mes per tai ateis ir nusiteikimas, ką mes turim padaryti. Na, pavyzdžiui, aš šitos šiandienos darbus galėjau atidėti pirmadieniui, bet tokią turiu irgi išmintį, kuria vadovaujusiu, kad tai, ką galiu padaryti šiandien, netidėliok rytojui. Ir taip, šiandien sėdžiu ofise ir aš tokį smagų darbą dariau, jau buvo pasibaigusios mano dovanėlės žmonėms ir apie kiekvieną pagalvoju. Ir bandau intuicijai išjausti, koks kvapas tam žmogui galėtų patikti. Ir aš čia tą papkę atsidarius kvepalų uostau, renku kiekvienam asmeniškai dovaną, žinot, dėlioju, pakuoju, pagalvoju apie kiekvieną, žinot. Ir tai yra fantastika, aš mėgaujuosi tuo procesu. Taigi, darant darbą, ypatingai tada, kada tu turėtum savo laisvą laiką, ar ne, turėti kažkaip kitaip buvai galbūt suplanavęs, tai būtina mėgautis tuo darbu. Ir tada nėra kančios, tada nėra kažkokio priekaišto savo, tam kitam, ar ne, per kurį, dėl kurio turi kažką padaryti. Nes kai esi reikalingas kažkam, yra labai geras jausmas. Taigi pabandykim pažiūrėti į tuos savo darbus, į tai, ką mes privalom kiekvienas padaryti, į savo veiklas, į santykius, į paslaugumą kitam, ar ne, per tą požiūrį, kad smagu būti kažkam reikalingu. Tai va, toks šiandienos pozityvas. Linkiu gero savaitgalio visiems ir iki sekančio.